visada mėgo eiti savo keliu. Jų automobiliai pasižymi savitų dizainų, išskirtiniu komfortu ir drąsiais sprendimais. Šiuo modeliu Citroën užbaigia gamos atnaujinimą ir žengia į naują lygį C segmente, parodinamas kažką, ko dar nebuvo nei jų asortimente, nei pas konkurentus. Iš pirmo žvilgsnio Citroën C5 Aircross siluetas atrodo galingai. Pečiai platus, linijos ryškios ir dinamiškos. Tačiau prancūzai nebūtų prancūzais, jeigu nesugebėtų derinti jėgos su elegancija. Taigi kūną įtempia linijos, kurios tarsi vedžioja žvilgsnį nuo pat priekinės dalies iki galinės. Naujasis Citroën logotipas puikuojasi centre, o matricinių LED žibintų trikampis parašas iš karto leidžia suprasti, kad tai Citroën. Beje, žibintai ne tik stilingi, bet ir išmanūs. Matriciniai žibintai skenuoja priekyje esantį kelią, kad užtikrintų maksimalų apšvietimą, tačiau neakintų priekyje esančių vairuotojų. Dizainas čia ne tik grožiai. Kiekviena detalė sukurta apgalvotai ir taip, kad sukurtų kuo mažesnį oro pasipriešinimą. Jei tai elektrinė versija, priekinė dalis bus uždara tam, kad oro pasipriešinimas būtų kuo mažesnis. Oro nukreipėjai montuoti šonuose ir gale padeda lengviau slysti pro orą ir išlaiko eleganciją. Galas – tikra dizaino studija. Juoda horizontali juosta ir light wings žibintai, kurie atrodo lyg plūduriuojantys šviesos sparnai. Šis automobilis ne tik atrodo moderniai, jis ir važiuoja taip pat, nes mažas oro pasipriešinimo koeficientas užtikrina ilgesnį nuvažiuojamą atstumą ir mažesnes degalų sąnaudas. O kur dar išskirtiniai ratlankiai, kurie gali būti iki 20 colių dydžio. Taip pat kontrastingi nauji spalvų elementai. Priekyje ir šonuose esantys klipai, kuriais galima personalizuoti automobilį ir taip pat 2 tonų atspalviai. Kiekviena detalė ir praktiška, ir stilinga. Citroën C5 Aircross žavi tuo, kad kiekvienas ras sau patinkantį ir tinkantį variklio tipą. Štai šiandien turime 145 arklio galių lengvąjį hibridą. Tai hibridas, su kuriuo galima pradėti pažintį su hibridais, nes su šiuo nuvažiuosite iki 50% kelionių mieste vien elektra, o vidutinės degalų sąnaudos bus 5,5 litrai. Jeigu norite ilgesnių kelionių elektra ne tik mieste, bet ir už jo ribų, tuomet rinkitės įkraunamą hibridą. Tai jau rimtas plug-in tipo hibridas, kuris leis nuvažiuoti iki 96 km elektros režimu. Greitas įkrovimas, 195 arklio galių galia ir galimybė rinktis elektrinį, hibridinį arba sportinį važiavimo režimą. Didžiausias šuolis EC5 Aircross. Tai elektromobilis, kuris priklausomai nuo baterijos dydžio gali nuvažiuoti nuo 520 km iki net 680 km viena įkrova. 210 arba 230 arklio galių, greitas krovimas iki 160 km per 10 minučių ir modernus regeneracinio stabdymo valdymas, turintis net 3 lygius valdomus mentelėmis už vairo. Užtenka praverti duris ir supranti, kad C5 Aircross viduje laukia ne šiaip salonas, o Zen tipo svetainė. Čia viskas orientuota į vairuotojo ir keleivių gerovę. Plataus išdėstymo horizontalus prietaisų skydelis, kokybiškos apdailos, kvėpuojanti medžiaga ir sofos dizaino sėdynės. Advanced Comfort sėdynės tai Citroën pasididžiavimas. Stori švelnūs putplasčio sluoksniai, galimybė prisitaikyti prie kūno, elektrinis valdymas, masažas, šildymas ir vėdinimas. Atsisėdęs čia jautiesi, lyg atsisėstum į svetainės fotelį, o pečiai ir nugara maloniai apglėbiami. Galiniai keleiviai taip pat nebus pamiršti. Čia laukia šildomos sėdynės, pakreipiami atlošai ir USB-C jungtis kiekvienam. Taip pat centrinis porankis su vieta telefonų laikikliams ir gėrimams. Grindys gale lygios, todėl bus patogu tiek judėti, tiek sėdėti trise. Kad išlaikyti dizaino vientisumą, ISOFIX jungtys paslėptos patogiai po užtrauktukais. Erdvės pojūtis čia įspūdingas. 2,78 m ratų bazės ilgis užtikrina, kad ir aukšti keleiviai jaustųsi lyg sėdėdami limuzine,
Kojoms vietos netrūksta, o galvai net 68 mm daugiau nei ankstesnėme modelyje. Šiandien jo čia neturime, tačiau pat galime turėti ir stiklinį panoraminį stoglangį, kuris suteikia dar daugiau šviesos ir laisvės pojūčio. Šiuolaikinis šeimos SUV negali būti tiesiog automobilis. Citroen C5 Aircross demonstruoja, kad inovacijos gali nevarginti, o palengvinti kasdienybę. Čia rasite didžiulį Waterfall lietimų jautrų ekraną, kuris tarsi plūduriuoja virš panelės. Jį valdysite lengvai keliais paspaudimais kaip išmanųjį telefoną. Kiekvienas vartotojas gali susikurti savo profilį ir išsisaugoti mėgstamus nustatymus. Integracija su Android Auto ir Apple CarPlay savaime suprantama, taip pat belaidis telefono kroviklis, ChatGPT asistentas, su kuriuo galėsite suplanuoti maršrutą ar pasikalbėti apie orą. Vairuotojui aiškus 10 colio ekranas su projekcinė ekrano sistema, tad viską matysite tiesiog ant stiklo, tai padės nenukreipti akių nuo kelio. Pagalbinės sistemos čia aukščiausiame lygyje. Pusiau autonominis važiavimas, juostų palaikymas, automatinis persirėkimas, Matrix LED žibintai, 360 laipsnių vaizdo kameros, išplėstinė aklųjų zonų kontrolė ir dėmesio stebėjimo sistema. Visi šie priedai užtikrina saugų važiavimą. Net bazinėje jų komplektacijoje rasite adaptyvią greičio palaikymo sistemą, aktyvų juostų palaikymo asistentą, avarinę stabdymo sistemą ir automatinį ilgųjų šviesų valdymą. O Plus versijoje prisideda priekinio stiklo šildymas, 180 laipsnių kamera ir beraktė užvedimo ir atrakinimo sistema. Bagažinė nuo 565 iki 1688 litrų, nepriklausomai nuo to, ar tai elektromobilis ar hibridas. Taip pat čia rasite ir papildomas dėtuves šonuose ir vietą susidėti kasdieniams daiktams. Taip pat galėsite vežti ir stambesnius daiktus, nes galinės sėdynės nusilenkia, nesukurdamos stataus kampo. Viduje rasite dar 40 litrų papildomų dėtuvių visame salone. Taigi, dėtuvės smulkiems daiktams susidėti, gėrimams laikyti, taip pat centrinė itin talpi dėtuvė su vėsinimo funkcija, daiktadėžė ir durelėse esančios talpios dėtuvės. Prancūzai galvoja apie viską. Net ir vynuogių šakeles perdirba į plastikus, taip sumažindami CO2 pėdsaką ir parodydami, kad rūpintis aplinką galima stilingai. Visgi tikrasis Citroen tūzas tai važiavimo kokybė. Čia viskas suprojektuota minkštam nusileidimui. Pakaba sugeria kiekvieną duobutę, tad jausitės lyg sklęstumėt virš kelio. Net ilgose kelionėse nuovargio nepasijaus, nes mašina skatina važiuoti lėtai, atsipalaidavus ir mėgautis prancūzišku komfortu. Garso izoliacija čia puiki, lietuviškos žiemos taip pat neišgąsdins. Vairas šildomas, priekinis stiklas taip pat. Apsisukimo spindulys ir manevringumas mieste stebina, o parkuotis padeda ne tik galinės kameros, bet ir išmani parkavimosi sistema. Tai automobilis, kuris tiks ne tik didelioms šeimoms, bet ir tiems, kurie ieško elegancijos ir komforto kasdienybėje. Citroen C5 Aircross tai ne dar viena SUV mieste. Tai automobilis, kuriame telpa ekologija, dizainas, komfortas ir naujausios technologijos po vienu stogu. Prancūzai dar kartą įrodė, kad automobilis neturi būti vien tik tai transporto priemonė, bet gali būti ir asmeninė komforto erdvė, kurioje norisi praleisti kuo daugiau laiko. Šis automobilis skirtas tiems, kurie vertina išskirtinumą, nenori taikyti su kompromisais ir vertina prancūzišką gyvenimo filosofiją. Komfortas svarbiau nei skaičiai, o kasdienybė gali būti ne tik praktiška, bet ir stilinga.